Lapkričio 27 dieną Prienų Žiburio gimnazijoje vyko apskrities jaunųjų matematikų konkursas Žiburys. Jau 12 metus vykusiame konkurse varžėsi 1., 2., 3. ir 4. gimnazijos klasių geriausieji matematikai. Šį konkursą kasmet organizuoja Žiburio gimnazijos matematikos mokytojai, o plačiau apie konkursą papasakojo mokytoja Zina Dobilinė. Konkursas Žiburys vyksta jau 12 metai. Manau, kad tas konkursas iš tikrųjų labai pasiteisino, nes praktiškai iš visos apskrities labai noriai atvažiuoja į mūsų konkursą ir mokytojai, ir mokiniai. Atvažiavo nemažai iš Kauno mokyklų, iš Kėdainių, iš Kaišiadorių, iš Jonavos. Iš mūsų rajono labai gaila, bet tik tai iš Naujos Ūtos atvyko viena mokinukė, o šiaip tai kažkodėl mūsų rajono mokyklos taip nelabai kaip žiūri matyti šį konkursą. O sakykit, kiek daug maž buvo dalyvių šiame konkurse? Buvo 64 iš 14 mokyklų. Ar kas nors užėmė prizinės vietas iš mūsų mokyklos, ar visgi iš kitų miestų? Prizinės vietos pasiskirsti labai įvairiai, tačiau labai noriu pasidžiaugti dviem mūsų mokyklos mokinukais, tai sesute ir broliuku Valčiukais. Valčiukaitė 1. gimnazijos klasėje mokosi, o Valčiukas Justas mokosi 2. gimnazijos klasėje. Vienas užėmė 1. vietą, vienas užėmė 2. vietą. Šaunuliai abu vaikai. O sakykit, kas vertino darbus mokinių? Mokinių darbus vertino komisijos sudarytos iš visų atvažiavusių mokyklų mokytojų. Labai objektyviai, labai atidžiai buvo peržiūrėti visi darbai. Kas dar be pirmokų tapo prizininkais arba gerai pasirodė šiame konkurse? Blogai pasirodė 4. gimnazijos klasės mokinys Vilius Aleksinas, jisai 4. Praktiškai jisai, galima sakyti, beveik kaip ir 3, nes ten pusė taškelių skiriasi. Aišku, gal Viliui šiek tiek padarė nuovargys, nes jis tik grįžęs iš didelės kelionės ir turbūt šiek tiek atitrūkęs nuo matematikos, bet vis tiek gebėjo susikaupti ir tapo 4. Gėlupio redakcija kaip tik įsteigė prizą geriausiai pasirodžiusiam 4. gimnazijos klasės mokiniui ir kaip tik juo tapo mūsų Vilius. Džiaugiuosi ir už Vilių. O sakykite, jūs viena pagrindinių organizatorių, ar viskas gavosi, pavyko, ar kažkas buvo, susidurėt su kažkokiais sunkumais? Organizatoriai mes iš tikrųjų visi matematikos mokytojai, visi iš tikrųjų dirbom 2 savaitės labai daug. 1. savaitė buvo matematinė savaitė, perėjo visos mokyklinės olimpiados. Šią savaitę irgi buvo nelengva, nes reikėjo paruošti visas užduotis, vertinimo sistemą padaryti. Visus sprendimus, tai taip, kad visi dirbom, visiems savo kolegom galiu pasakyti tik tai nuoširdų ačiū. O ar tęsis ši tradicija, ar sulauksime šio konkurso kitais metais? Jeigu po tiek mokyklų ir po tiek mokinių kasmet atvažiuoja, tai aš manau, kad tikrai turi tęstis, turėtų tikrai nenutrūkti ši tradicija. Jinai graži, nes jinai ugdo mokiniuose turbūt ir kūrybiškumą, meilę matematikai, loginį mąstymą ir galiausiai gerumą. Šiame konkurse pirmasias vietas iškovojo tarp 1. gimnazijos klasių Matas Blaškevičius iš Kauno rajono Raudondvario gimnazijos, tarp 2. 1. buvo Justinas Valčiukas iš Prienų Žiburio gimnazijos, tarp 3. gimnazijos klasių Einaras Sipavičius iš Kėdainių Šviesiosios gimnazijos, o tarp vyriausiųjų 4. gimnazijos klasės mokinių buvo stipriausias Karolis Barauskas iš Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos.